Labas rytas, su jumis sveikinasi Dalia Vaitkuvienė. Sugrįžau po procesiukų, išsigrynusi, pakitusi ir keliauju vėl kurti savo realybės, vėl tesėti savo pažadus savo, kūrėjui, jums. Pasiryžusi išlaikyti vidinę ramybę, harmoniją ir dalintis savo procesais atvirai, viešai. Taip kaip yra, taip kaip suvokiu šiandienoje, leisdama savo klysti, susivokti, patirti ir vėl naujai priimti sprendimus ir vėl kisti, priimdama savo netobulumą, priimdama savo tobulumą, priimdama save visokią. Tai mūsų gyvenimo dalis, augimas. Meditacija, susitelkimas ne tik padeda nuraminti protą, užsipildyti, pajausti save ir subtilųjį pasaulį vidinėje tėkmėje, bet taip pat ir mus skaistina, grynina, išskelia užslėptus programus, tos dažnius, kurie netitinka to tyrojo dažnio. Tai yra nuolatinis augimas, nuolatinis atsinaujinimas, nuolatinė savistaba ir susitelkimas į tai, ką reikia keisti. Ir jeigu kartais mes nenorime, tingime ar nesuvokiame, tai mums į pagalbą ateina ir ligos, ir kažkokie atsitiktiniai procesai, kurie mus viduje trupučiuką supurto, iškelia tai, kas buvo užslėpta. Ir nori, nenori, tenka pripažinti, susižiūrėti iš naujo, viską susidėlioti ir kurti naujai, be susikaltinimo, be kažkokio noro įtikti, patikti kažkam ar susireikšminti. Parašykite, prašau, ar mane matote, ar girdite. Su pavasariu visus sveikinu. Ačiū, ačiū, kas parašėte. Na ką, ir keliaukim į savo vidinę tėkmę, keliaukim į tą naujumą, kurį mums paruošė kūrėjas, į tą su tuo vidiniu džiaugsmu, su tuo vidiniu pakylėjimu, su ta gimstančia, bundančia gamta, energija tiek mumyse, tiek žemėje. Ką aš darau? Atsipalaiduokime. Pajauskime save kūne. Pajauskime, kur kėdė, ant kėdės, kur sėdime. Tokį stiprų srautą jaučiu, kad sunku net kalbėti. Atsipalaiduokime, pasikvieskime džiugesio, lengvumo, tyrumo energijas. Išreiškime ketinimą, kad lengvai su džiugesiu keliauju ir patiriu save, savo subtilioje erdvėje, atsiveriu naujumui, atsiveriu. Ir leidžiu sau šią akimirką tiesiog atsiduoti. Įteikiu procesus į savo aukštesniosios, didžiosios sąmonės rankas, į kūrėjo rankas. Mano didžioji sąmonė
Meditacijos metu yra vedanti, kurianti energija, o mano žemiškoji sąmonė, protas, kūnas yra priimanti, pasyvi, palaikanti, stebinti energija. Todėl nieko sąmoningai nekuriu, stebiu savo mintis, jeigu jos tokios yra, tegul jos plaukia kaip debesėliai, priimu, atpažįstu esančias kūne bangas, leidžiu joms kilti į viršų ir susitikti, pasikylėti su ta aukštesne, tai yra energija per priėmimą. Tam, kam priešinamės, tas kaip tik auga. Todėl visa, ką patiriu šią akimirką tiek kūne, tiek mintyse ar jausmuose, yra tikslinga, yra taip, kaip yra, nesipriešinu, iškeliu taikos vėliavą savo, pasiduodu ir atsiduodu lengvumui, su žaismingumu, išskleidžiu savo vidinę saulę krūtinės centre. Išskleidžiu ją savo dėmesį, suformuodama ketinimą, kad per savo širdies ašį, per savo širdies deimantą susisiekiu su visko, kas yra kūrėjo energija, su savo kūrėjo visatos centru širdimi, šaltiniu, kaip be pavadinsi. Tai, kaip tau geriau, tai, kaip tau priimtina. Pajaus, kad esi vienyje ir kad ta kūrėjo sąmonės dalelė, kaip spindinti saulė, jau yra tavyje. Ir tu dėmesio savo vidiniu išreikštų ketinimu, apsisprendimu taip patiri. Tai yra tavo tiesa. Tu šią akimirką renkiesi tai patirti. Ir tavo vidinis apsisprendimas, ir tavo tikėjimas suaktyvina šitą dažnį, išskleidžia tavo vidinę saulę, ji ima vibruoti to dieviško satviniu, kosminės, satvinės energijos dažniu, pažadindama tavyje, tavo kūne, kitas miegančias ar netokias aktyvias ląsteles. Šitas dažnis plečiasi, šita saulutė, šita vidinė šypsena, šita trykštanti tavo džiaugsminga energija susilieja į visumą, užpildydama kiekvieną tavo ląstelę. Jeigu neišeina, sugrįžk mintimis į tą momentą, kai buvai laimingas, kai jautėsi pakankamas, pilnas, galbūt į vidinį vaiką, į vidinį vaikystės momentą. Pajausk tą saugumą, pajausk tą pilnatvę, pajausk tą būseną. Per prisiminimą gali išskleisti tai, ir įsilieti tos naujos energijos, sustiprinti ir užsipildyti iš vidaus. Visa tai, ko ieškai išorėje, yra tavyje. Sustiprink tai savo dėmesiu, sustiprink savo vidinį fokusą, susitelk į ašį. Iš dubens apačios eina į žemę, į motinos žemės gajos centrą, iš stuburų keliauja ir priekį per viršūgalvį, iki pat tavo didžiosios sąmonės, aukštesniosios sąmonės, nukeliauja, pasikylėja tavo sąmonė į tą jėgos vietą, kur šiandien jai yra tikslinga. Susiderinus su mokymo srautu, susiderinus su šios meditacijos srautu, su kūrėjo sąmonės energija, mano kvėpavimas ramus, tolygus, lengvas, malonus,
Jaučiu vidinę šypseną, jaučiu išorinę šypseną, kiekviena mano ląstelė šypsosi. Būtis savaime yra prasminga. Prasme aš pati suteikiu ir šią akimirką aš susilieju su tavim, pasaulio motina, su tavim Dieve, Tėve, Kūrėjau, susilieju. Į vieną ranką duodu, į kitą ranką duodu, priekyje ir užnugaryje. Ir angelai, ir archangelai, ir to šviesieji subtiliai mokytojai. Susilieja manyje tos dvi realybės ir aš esu tas taškas apjungiantis deimantas, tyras, sakralus, mano kristalinė ašis, mano kristaliniai namai plečiasi. Aš esu laisvė, aš esu meilė, aš esu džiaugsmas, tyrumas, lengvumas. Aš jau tame esu. Tiesiog atsiduodu. Imu vibruoti to dieviško satviniu dažniu, vis giliau ir vis giliau patirdama vienį ramybę, priimdama save, savo būseną, savo mintis, savo jausmus. Yra kaip yra. Gali būti visaip. Nusimetu tuos senus rūbus, nusimetu tuos senus įsitikinimus. Jie savaime nukrenta, kai atsigręžiu į tą tyrumą savyje. Jaučiu, kokia užaugau. Jaučiuosi ištysusi, be ribų. Pajausk save, kaip pakito tavo erdvė, pajausk, kad tavo žodis, tavo mintis, tavo ketinimas, tavo sprendimas, tavo vidinis fokusas turi galią. Stuburas tiesus, kojomis jaučiu žemę, kvėpavimas malonus, lengvas, sujungtas. Jeigu noriu, atsidusiu. Pastebėk, užfiksuok savyje kintančią būseną, kuri įeina į tavo fizinį kūną, į materialią erdvę, į ten, kur tu esi, kur irgi užsipildo ta dieviška satvinė tyrumo, lengvumo energija, šviesa, meilė, tai, ko tau norisi šią akimirką. Priimk šią visatos dovaną, priimk savo vidinę galią. Priimk savo gebėjimą kurti kartu su savo aukštesniom dalim. Leisk užpildyti, įlieti, atverti tavyje tai, kas tikslinga, reikalinga. Paleistus lūkesčius, paleistus troškimus. Tu nežinai, tu tiesiog pasitiki, tiesiog atsiveri. Tu esi vėl ir vėl kintanti, auganti esmė, kurianti, apsisprendusi. Be abejo, tavo vidinis sprendimas, tavo vidinė valia
išreikšta per žodį, veiksmą, jausmą. Koncentracija turi didžiulę įtaką kūrėjų augimui, tavo sąmonės augimui. Niekada nenuvertink savo vidinės jėgos, tos žmogiškos valios, gebėjimo jausti. Bet šią akimirką tiesiog atsiveriu. Esu tas indas, tyras indas, tyras kūnas, tyra mintis, tyras protas, susiderinu su aukštesniuoju protu, susiderinu su aukštesniaja valia. Šiandien yra tas momentas, kai priimu kūrėjo valią, suvokdama, kad mano valia, sąmoninga valia, tai renkuosi šią akimirką atsiduoti procesui ir priimti tas dovanas, priimti tai, kas vyksta su manimi iš aukštesnio lygmens. Pajausk, kaip gera. Tiesiog tikėti, pasitikėti ir atsiverti. Nenustok kvėpuoti maloniu, sujungtų kvėpavimu. Leisk savo vidinėje erdvėje, savo kūnui, savo mintim, savo mąstymo, suvokimui, pajutimui augti ir plėstis. Susiliek su ta beribė kvantinė sąmonė kūrėjo kaip vandenyno. Atsiduok šiam ramiam augimui, plėtimuisi. Jeigu kyla kažkoks vidinis pasipriešinimas, pastebėk, priimk, išmyluok, pamatyk. Šioje saugioje, tyrioje erdvėje gali būti pakylėtos netikslinės sąmonės, kurios yra jau pasiruošusios užleisti erdvę naujoms energijoms. Kaip burbuliukai gali kilti į viršų, norėdami pamatyti, išjausti, pakisti. Viskas yra energija. Pajausk vidinę pilnatvę, ramybę. Ir pakviesk savo vidinį stebėtoją, o gal kelis stebėtojus, kuris vienas stebi fizinį kūną iš aukščiau, kitas stebi jausmus, trečias mintis, ketvirtas protą. Daugiamatiškume mes galime turėti daug stebėtojų. Tegu jie aktyvuojasi, kitas stebi mūsų
kosminę ar didžiąją sąmonę, fiksuoja subtilioje erdvėje ryšį su kūrėju. Tiesiog išreišk ketinimą, bet pats nieko nekurk. Pagrindinis stebėtojas, kuris yra dabar sukūriamas, aktyvuojamas jumise, tai pakitusio aš stebėtojas. Į jį sutelkite dėmesį. Jeigu norite, galite jo paprašyti, kad jis dalyvautų jūsų kasdienoje gyvenime, jūsų elgsenoje, pakitusio aš stebėtojas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu sąmoningai apsisprendi fiksuoti save iš pakitusio aš. Prieš darant kažkokį veiksmą, ar prieš susitelkiant, ar prieš kasdienius buitinius darbus. Pastebėk, ar pradedi savo dieną iš pakitusios aš elgsenos, būsenos. Tu jau dabar žinai, kas yra savipakankamumas, ką reiškia kurti su kūrėju kosminę sąmonę. Tu žinai, kaip gyvenama, kūriama lengvume, nes dabar tai patiri ir patyrei. Tai tiesiog kasdienoje pasitikslink šitą būseną ir įeik į ją savo dėmesiu. Įeik į šitą aukštesnį dažnį, tą realybę. Per priėmimą to, ką tu jauti, per susitaikymą, pasidaryk pats tos laiptelius į šitą naują pakitusią aš būseną, elgseną, apsisprendimą, nes tu žmogau esi svarbus, pats savo, tu apsisprendei kurti kartu su manimi, sako kūrėjas, ir tu pats taip pat darai sąmoningą veiksmą, sąmoningą pasirinkimą dabarties momente. Palaipsniui įgusi gyventi aukštesnio dažnio energijoje. Ir nebereikės tiesiog pastangos, tai taps nauju tavo automatiniu įpročiu. Atsipalaiduok, pasimėgauk šią galimybę. Kažkada prašei šito svajojai ir tai atėjo į tavo dabarties akimirką, šitą galimybę. Paverski tai veiksmu. Pajausk tą naują erdvę. Galbūt kūrėjas pakvies į pokalbį. Kažką pamatysi, kažką suprasi. Pabūk su savimi, su savo nauja būsena. Pastudijuok, pamąstyk, pažiūrėk, ką tu pats norėtum pakeisti ir ką kūrėjas tau rekomenduoja pakeisti. Gal gali tai apjungti, o gal sutampa. Dažnai iš savo patirties kalbų darydavau netikslinius vidinius pokyčius, giliai vidumi vengdama to kardinalaus pokyčio. Ir kai sutriko mano pusiausvyra, pačiame gražiausiame, kaip man atrodė, mano vidinės tėkmės būsenoje, suglumau, supykau ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl
kūrėjas labai gražiai ir mylinčiai parodė, kad ir kokius gražiausius procesus patiri subtilioje erdvėje, nekeisdama savo elgsenos, savo mąstymo, savo įpročio, neįneši to naujumo į savo žemišką realybę. Prieš 25 metus buvo pasakyta stiprinti savo vestibuliarinį aparatą. Jis man priminė, kaip darant jogą. Per visus metus nebuvo nei vieno sutrikimo. Kodėl? Šito netiesiai klausė kūrėjas. Ir ne todėl, kad mane sukaltintų, o tiesiog parodindamas, kad patingėjau, kad kažkur dėmesiu kitur nukeliavau. Ir savo fizinį kūną apleidau. Tai yra negryninau jo dažnio, nestiprinau jo paprastų fizinių veiksmų. Ir atėjus aukšto dažnio energijoms, mano fizinis kūnas tiesiog negebėjo praleisti tų energetinių dažnių. Tiesiog buvo tam tikri susikirtimai tiek mąstyme, tiek elgsenoje, tiek pačiam fizinio kūno ląstelėse. Tai yra patirtis, jau nebesusikaltinu. Esu skatinama dalintis tuom, kad tu pats pražiūrėtum ir pasimokytum iš kitos patirties. Esmėje, juk kiekvienas žinote, kokį pokytį turite daryti. Man dabar jaučiu, kaip atsiveria tiesos dėsnis, tiesa su savimi. Dar ateina priminimas, kaip dažnai žmonės nukreipia dėmesį, kad ten kovoja su kažkokiom savo susikirtom tiesom, kad turi pakeisti, o esmė yra visiškai ne ten. Pakeitę savo kertinį mąstymą, apčiuopę savo tą priežastį, tą esmę, kad turime pakeisti, nukris savaime kiti šalutiniai tie nereikalingi įpročiai. Kaip kyla šiokios tokios vidinės įtampos, tai vėl kviečiu pakvėpuoti lengvumu, tyrumu. Yra įmanomas pokytis be sunkio, be skausmo, tiesiog apsispręsk. Kai apsisprendžiau, kiekvieną rytą keliuosi 5 ryto ir susitelkusi į savo fizinį kūną, patiriu jame dieviškumą, jį pralankstydama, pratampydama, darydama tempimo jogos pratimus. Kiekvieną rytą vis susiduriu su įprasta tingėjimo forma, bet priminusi savo, kad aš esu ta, kuri keliasi ir sportuoja iš meilės savo kūnui, iš meilės savo ir Dievui ir žmonėms. Man šitas vidinis apsisprendimas padeda tai daryti ir tęsti ir prašau, te padeda man Dievas ir visi, kas tik gali, kad tai išlaikyti, kad tai lengviau vyktų. Susiradau grupę, kuri ryte tai veda, tai daro ir mane tai paskatina, palaiko. Tai tik pirmieji žingsneliai, bet dalinuosi tuo vidiniu sprendimu,
kurie sako, kai mes apsisprendžiame, nebėra abejonės, nebėra galimybės daryti kažkaip kitaip. Esu tas, elgiuosi taip, kaip apsisprendžiau. Ir čia jau sąmoningas pasirinkimas ir sąmoninga valia, suvokimas, vidinis suvokimas, vardan ko tai darau. Aš noriu išlaikyti savo vidinę ramybę, pusiausvyrą, apjungti subtilų ir materialų pasaulį, dalintis tuom, dirbti kūrėjui. Suvokiu, kad šitas veiksmas man padeda, mano kūnui padeda visumai. Kiekvieną kartą padariusi fiksuoju savo vidinę galią. Labai matau, kažkurie gražiai grįžote į sustiprėjusi pasitikėjimą, įgalinote save taip pat. Labai svarbu tai išgyventi savo vidinėje erdvėje, vizualizuoti, manifestuoti, išeiti tą vidinį jausmą, išeiti tą vidinį potyrį, pamatyti, kas pakito, kai aš esu tokia 10, 20, 100 metų. Tai ne prievarta. Tai mūsų sąmoningas, valingas, tvirtas vidinis apsisprendimas, kas aš esu. Ir jei aš esu kosminė sąmonė, tai jos rankose valdžia. Tokia tvirta absoliuto energija dabar yra paduodama, tvirtybės, stabilumas, valia, ryžtas, drąsa, įgalinimas savęs. Stebėkite savo energijų kaitą. Buvo in energijos atsiverimas, dabar jai viskas pusiausvyroj balanse. Esate kūrybos momente, atsiduodate tam, ilsitės, tada nekuriate, tada nedirbate, tada esate priėmime, poilsyje, bendravime, tobula, spindinti pusiausvyrą. Veiksmas, poilsis, veiksmas. Užfiksuokite tą būseną, tą naują erdvę, tą erdvėlaikį vadinamą, kuris yra sukurtas jūsų tam tikram momentui. Tai gali būti ir savaitė, gali būti ir mėnesiui, gali ir metams, o gali net ir visam gyvenimui. Tai toks naujas, kaip aš vadinu, nauja erdvė, naujas kambarys. Karštis eina. Buvo paduotas pokytis, įnešta energija. Ir dabar vėl yra integracija. Stebiu kūną, stebiu, kaip jaučiuosi. Susirenku, materinu į savo ašį, kaip kempinę sugeriu, pritraukiu kaip magnetas visas iki vienos tas šviesos, naujumo daleles, suvokimus į savo naują suvokimo lauką.
Be abejo, ir protas bus naudingas pasitelkti, pažiūrėti, peržiūrėti, sintezuoti, susisteminti. Negopšaukit, pradėkit pamažu, bet pažiūrėkit tą kardinalų į pokytį, kiti kai kurie gebate jį atidėlioti, kitiems jis gali būti naujas, tas impulsas, atėjęs žinojimas. Jeigu dabar neateis suvokimas, pastebėkite, stebėkite savo vidinę tėkmę, pastebėkite tą impulsą, kur jūs veda per dainą, per žodį, per mintį, per jausmą, per knygą, per filmą. Paprašykit angelų, išminties angelų, archangelų, kad atneštų į tą žemišką suvokimą, įmaterintų, padėtų suvokti. Kiti galite ir puikiai ir patys, kiekvienas galime patys gauti tuos atsakymus iš savęs, bet su tvirtu tikėjimu ir pasitikėjimu, kad ateina žinojimas, žinau, jaučiu, galiu, suvokiu, mąstau, įgalinu save, įgalinu save, įgalinu save, esu tyrume, esu pilnatvėje, esu žinojime. Kartoju ir pati savo taip pat fiksuoju, ką galiu padaryti, kad tai išlaikyti, kad išlaikyti harmoniją, pusiausvyrą, kaip galiu veikti naujai iš pakitusio aš, kokios savybės manyje atsiveria, kai esu pakitusi. Kaip tai galiu įnešti tas naujas būsenas į santykį, kaip kitaip galiu kalbėti, rengtis, priimti šalia esantį erdvę, matyti kitaip, patyrinėk šį pasaulį naujai, naujų žvilgsnių, naujų suvokimų. Klausyk savo širdies, klausyk ir pasitikėk. Tik tu, tik tavo atsakymai yra tikriausi ir šviesiausi. Pasitikėk savo vidinę išmintimi ir padėkok jai už šią nuostabią patirtį, kad leidai sau, kad susitari ir skyriai laiko sau patirti tai, už drąsą, atsidavimą. Užsipildyk iki pat pėdų, per pėdas į žemės motinos centrą. Ar į krūtinės centrą. Kur stebėtojai dabar suneša tas įžvalgas, užsirašyk, tai sąlyga naujumui, sąlyga tavo augimui, užsirašyk, ką patyrei, ką suvokiai, berašant ateina nauji suvokimai, kad ir vieną žodį užsirašyk, tai bus įmaterinimas. Įmaterinimas. Iš kiekvienos meditacijos mes turėtume vėl peržvelgti, įsinešti į savo kasdieną kažką naujo. Ką dabar aš savyje naujo užčiuopiu, tai savyje sustiprėjusi vidinį tikėjimą.
daugiau meilės savyje, savipakankamumo, gebėjimo ne tik imti, bet ir duoti. Gera jausti savo vertę, jausti vertę ir dalintis tuom, ką galiu geriausio šiandienoje su jumis. Jaučiu tame prasme, jaučiu dėkingumą. Daugiau saugumo, vienybės, tikėjimo žmogumi, šviesos, to Dievo matymo kitame žmoguje, priėmimo. Na ką, ačiū, kad esi, kad buvai su mumis kartu už bendrą kūrybą. Kiekvienas tavo pasidalinimas, kiekviena tavo įžvalga man yra tai visatos dovana, kuri mane praturtina, kuri mane sustiprina, kuri man teikia prasmę ir skatina veikti, augti, tobulėti ir dalintis. Parašyk tavo pergalę, tavo nauja mintis, tavo nauja idėja, man be galo svarbi. Iki. Ir prisimink, kad turi vidinę šypseną ir kuri ne vienas. Iki.